Ir toliau įrodysiu jums dar vieną pirminių skaičių teoremą, kuri, man atrodo, bent jau gražiausia ir kuri yra daugiausiai matyt naudojama. Ir tikriausiai tai yra vienas iš, ją sugalvoja vienas iš žmonių, kurį jūs tikriausiai pažįstate. Arba bent esate girdėję, arba bent esate skaitę, ar tiesiog pramiegoję. Tai yra Fermat, kuris yra... Žinai Fermat? Bet asmeniškai nepažįstu. Gerai. Jis sukūrė didžiąją Fermat teoremą, savo teoremą, kuri vadinama didžioji. Ir jos įrodymo jis nepateikė, sakydamas, kad jis yra per ilgas, kad pateiktų knygoje. Bet taip pat jis sukūrė ir mažąją Fermat teoremą, kurios taip pat nepateikė įrodymą, motyvuodamas tuo, kad jis tikriausiai būtų per ilgas, kad galėtų pateikti knygoje. Būtent aš tą teoremą jums dabar ir įrodysiu. Tai Fermat. Mažoji teorema. Tai užtruks. Ir jis skamba taip. Tarkime, P yra pirminis skaičius ir A bet koks skaičius. Tada šitas pakėlimas laipsnių yra tapačiai teisingas dviem dalykams. Tai gali būti tapačiai lygu vienetui mod P. Mod P tai vadinasi dalyba P ir vienetas yra liekana. Ir šitas atvejis yra tada, kai P nedalyja A ir gauname 0 mod P, kai P dalyja A. Jūs galiu pradžiuginti, kad antrąją dalį, kad šis kėlimas laipsnių gali būti lygus 0, labai lengvai įrodyti, kadangi jeigu P dalyja A, tai pirminis skaičius dalys ir bet kokią laipsnį. Tai yra, jeigu šitas skaičius yra dalyjamas, tai liekana yra 0. Ir šita dalis yra įrodoma. Šiek tiek sudėtingiau yra su pirmojo dalyku. Jeigu P nedalyja A, kas tada? O iš tikrųjų, nesiremiant labai sudėtingą matematikos teoriją, galima tiesiog pažaisti. Pasiimti tokią skaičių seką 1A, 2A, 3A iki P-1A ir visus skaičius ir nagrinėti visus šių skaičių liekanas modulio P. Tai matote, kad iš viso yra P-1 skaičių ir jie visi padauginti iš daugiklio A. Ir dabar mes nežinome, kai kurie iš šių skaičių galbūt gali kartoti šioje sekoje. Tai aš jums tiesiog įrodysiu, kad taip nėra. Tam teiksiu priešingai, kad kažkurios iš šių liekanų kartojas. Tai yra LA lygu MA, čia galbūt prirašysiu tą patu mod P. Nes vis dėlto kalbame apie liekanas. Čia yra liekana ir čia yra liekana. Tarkime, L gali būti 2, o M gali būti 3. Ir šiuo atveju tiesiog perkelkime MA į kitą pusę ir iškelkime A. Tada gausime A, L minus M. Ir čia bus lygu 0 mod P. Ir ką mes čia gauname, kad P dalina šią sandaugą. Bet žinome, kad P nedalyja A, vadinasi, P dalyja L minus M. Čia tada pasidarysiu šiek tiek daugiau vietos. Šitų nereikia. Taigi, jeigu žinome, kad P dalyja L minus M, tačiau panagrinėkime, koks gali būti tas santykis L minus M. Iš tikrųjų, L ir M yra tarp vieneto, kaip matėme šioje sekoje, kurios dalį, atsiprašau, nutryniau, tarp vieneto ir P minus 1. Tada šitas skirtumas L minus M, čia nėra labai sunku to įsitikinti, yra tarp minus P minus 2 berods ir čia
matot ką nors? Ne. Kaip galvoju? Turbūt aš klausiu. Kempinė. Turbūt jau. Tai L minus M yra tarp minus P minus 2 ir P minus 2. Tačiau lengva pastebėti, kad tarp šių skaičių yra tik tai vienas, kuris dalyja P, tai yra 0. Vadinasi, L lygu M. Ir pradinėje sekoje visi skaičiai yra skirtingi. Visos liekanos yra skirtingos. Vadinasi, čia turėjome mod P kažkokias liekanas, bet tokių liekanų gali būti tik tai P minus 1. Vadinasi, tai buvo skaičiai nuo vieneto iki P minus 1 kažkokia tvarka. Ir mes galime šiuo dalyku labai pasinaudoti. Tiesiog sudarome visų jų sandaugą. Vienetas A kart 2A ir taip toliau P minus 1 A ir ta pačiai lygu, tas pats kas P minus 1 faktorialas mod P. Čia tikriausiai rašyti. Ir dabar tiesiog peržiūrėkime. Kairėje pusė yra tas pats faktorialas. Tai P minus 1 faktorialas AN minus 1. O dešinėje tas pats. Tai tiesiog aš šiame atveju galiu visą tapatybę padalinti iš P minus 1, kadangi pirminis skaičius P nedalyja P minus 1 faktorialą. Ir iš tiesų tada gaunu atsakymą. Kuris yra tai, ką aš norėjau įrodyti. Vadinasi, ilgoji Fermat teorema, mažoji ir ilgoji Fermat teorema, kuri netilpo į knygos puslapius, tilpo į 3 parašymus ant šios lentos. Ir taigi, kuo naudinga iš tikrųjų ši teorema? Ši teorema yra naudinga tikrinamui, ar skaičius yra pirminis. Nes galima išvesti tokį pseudo pirmumo testą, kad P daugiau už vienetą yra pirminis tada ir tik tada, kai joks A nedalyja P, kai AP minus vienetas, ta pačiai teisinga, vienetas mod P, čia grynai tas pats ir 0, čia nedalyja, o čia dalyja. Čia šitokis nėra sąlygas, atsiprašau. Parašiau, kad A nedalyja, o čia dalyja. Būtų nelogiška. Tačiau šis testas yra tik tai tikimybinis, probabilistinis, nes yra tokių sudėtinių skaičių, kurie taip pat tenkina šią sąlygą. Jie vadinami Karmikaelio skaičiais. Įdomus pavadinimas galbūt, tačiau jie yra gan dideli, mažiausias yra 561, didžiausia nežinau, nes jų yra be galo daug. Galiu tik pasakyti, kad tarp vieneto ir 1021 yra 20 138 200 Karmikaelio skaičių. Paklaustumėt, kiek pirminių yra, tai būtų dar daugiau. Tačiau už šį testą yra šiek tiek efektyvesnių. Yra pavyzdžiui, tikimybinis Millerio-Rabino testas, kuriam tiesiog paėmame kažkokius skaičius MK, kad M būtų nelyginis ir
n minus 1 lygu 2k m. Čia yra tik tai pirmas žingsnis, tada pasiremam a, kuris yra tarp vieneto ir n, būtent šio. Ir tada yra du testai. Pirmas, nustatome b lygu am mod n. Jeigu b gauname plus minus vienetą mod n, vadinasi baigiame testą ir išspausdiname, jeigu testą atliekame kompiuteriu, išspausdiname taip. Jeigu nėra lygus vienetui, pereiname prie kito žingsnio, kuris yra skaičiuojame b2r ta pačiai teisinga minus vienetas mod p mod n bet kokiam r tarp vieneto ir k minus vieneto. Ir jeigu ši tapatybė yra tapatybė, tada spausdiname, kad pradinis skaičius nėra pirminis. Tačiau šis testas, aš jums labai daug apie jį nepasakiau, tačiau tiesiog galiu pasakyti, kad tai yra tik tikimybinis testas. Kuo daugiau kartų jį sprendžiame, tuo labiau galime įsitikinti, kad skaičius yra pirminis. Tačiau jeigu testas mums duoda atsakymą, kad jis nėra pirminis, vadinasi, taip ir yra, tai yra 100% atsakymas. Tačiau visai neseniai, galbūt prieš 10 metų, keli mokslininkai, vardu aš jų nežinau, tačiau pavardės yra Agrawal, Kajal ir Saksena, tiksliau 2002 metų rugpjūčio 6 dieną, išspausdino straipsnį pavadinimu Primes in C, kuriame jie aprašė gan įdomų pirmumo testą, vadinamą AKS, čia pagal autorių raides pirmas, kuris yra deterministinis, tai yra jisai 100% pasako, ar skaičius yra pirminis ar ne, ir jis be to veikia labai greitai. Ir galiu tiesiog pasakyti, kuo jis yra remiamasis, tai yra, jeigu turime n daugiau lygu 2, tai yra jis yra pirminis tada ir tik tada, kai x minus a pakelta laipsniu n-tuoju, ta pačiai teisinga, xn minus a mod p. Jeigu norite daugiau apie šį testą išsiaiškinti, tai tiesiog jums galbūt reikėtų perskaityti tą straipsnį, kuris yra berods 17 puslapių ilgumo. Tai jeigu kokį vakarą ar naktį netingite, galite su pasimėgavimu tą daryti. Bet aš vietoj jūsų pasidomėčiau dar naujesniais dalykais, kaip tą domėjosi Terencas Tao ir jo bičiulis Greenas, kurie sukūrė Greeno ir Tao teoremą, kuri teigia, kad tarp pirminių skaičių yra kažkur, yra aritmetinių skaičių sekos, kurios yra kaip norima didelio ilgumo. Tai buvo įrodyta 2004 metais. Ir tai yra visai gan naujai atrastas dalykas, tačiau yra ir kitų teoremų, kurios vis dar yra neįrodytos ir manau, kad jūs galėtumėte apie jas pagalvoti. Tai yra Riemanno hipotezė, kuri yra susijusi su pirminiais skaičiais. Tai yra Goldbacho teiginys, kad bet kokį sudėtinį lyginį skaičių galime išskaidyti į dviejų pirminių sumą. Tai yra dvynių pirminių teorema.